Jo, kad į angarą nepūstai iš šonų pastatom. Aha. Tai žiūrėk, išsileidžiam užsparnius. Visada, kai leidžiam, tai žiūrim užsparnius, ne, kad kažkas po apačiu nebūtų. Jo, atsimeni, čia dar apačioj pasižiūrim, ar šičia va visi varžtai yra, ar neturim pamestų. Abiejose pusėse. Iš šitos va pusės patogiau žiūrėti. Nu, va iš šičia. Tas va plokštelės labiausiai pasižiūrim, ar jos neturi trūkimų. Ir pasižiūrim va visus varžtus, nes matai, jie uždažyti. Jeigu būtų kažkuris tai prasuktas, tai matytųsi, kad prasuktas. Važiuoklė priekinė, atsimeni, kad irgi žemyn ir į viršų. Kad nebūtų pastrigę, ne, kad čia atstumas būtų pakankamas. Nu ką, tepalus pasižiūrėjom, degalus važiuosim į degalinę įsipildyti, tai tada dabar sėdam į vidų ir šiandien planuojam pagal prietaisus skristi. Tai tada sėdam į vidų, paaiškinsiu, kaip reiktų žiūrėti, ką mes darysim ir tada lėksim iki degalinės. Nu tai sės tada. Šiandien skrisim pagal prietaisus, tai pratimo esmė yra, kad jeigu pavyzdžiui skrendant pablogėja meteorologinės sąlygos ir staigiai pablogėja ir reikia, planuojam tada aišku tūpti į kažkokią atsarginę aerodromą arba geriausia suktis atgal, geriausia iš vis neplanuoti per prastas meteo sąlygas, kadangi mes skraidom vizualiai, tai pagrinde mes žiūrime į tikrą horizontą. Tai tada, jeigu matomumas pablogėjo, tai mes tada žiūrėsim į lėktuvo horizontą daugiausia. Ir simuliuosim tą taip, kad užsidėsim keburytę ir reiktų stengtis tada, kad ir pasitikrink pats, kad su ta kepurytė nesimatytų nieko į lauką. Mes dabar čia turime Garminą, ne, tai aviahorizontą matysime jame. Ir jeigu būtų prietaisai paprastesni, kad mes turėtumėm čia tik aviahorizontą, tada dėmesį reikėtų skirstyti taip, kad jeigu vizualiai, kai skrendam, tai daugiausiai žiūrim į horizontą ir tik į prietaisus pasitikrinam, maždaug dėmesio paskirstimas 70% į lauką ir apie 20% į vidų. Tai čia tada žiūrim į horizontą apie 70% ir į kitus prietaisus keliauja akis pasitikrinti. Tai yra žiūrėtumėm į aviahorizontą, į variometrą, į horizontą, į aukščio prietaisą, vėl grįžta dėmesys į horizontą, tada į greičio prietaisą. Jeigu kartais skrendant pasidaro bloga, nes būna taip, kad jeigu pereiname į skrydžius pagal prietaisus, nebesimato tas tikras horizontas, tai, kaip sakau, negėda yra apsivemti, gėda yra nepasakyti, jeigu bloga, ne? Pilotuoti reikėtų stengtis tokiais mažesniais judesiais ir turėtų omeny, kad tie prietaisai yra inertiški. Jeigu mes žiūrime tikrą horizontą, tai kaip pavyzdžiui ir mokiau 45 laipsnių posūkį daryti, kad žiūrime tikrą horizontą, nes visi prietaisai šiek tiek vėlina. Tai čia turime irgi tą omeny, kad jeigu darom korekcijas, nedarom jų labai staigių ir labai didelėm amplitudėm, tokiom šiek tiek mažesnėm, nes kaip ir sakiau, posveriai tokie mažesni turi būti iki 20 laipsnių, tai tokiom šiek tiek mažesnėm amplitudėm darom tos korekcijas ir viskas bus gerai. Nuo sraigto. Aš esu Aušrinė Keršytė, aviacijos valdybos sraigtasparnio orlaivio vadė, lėktuvų instruktorė egzaminuotoja.
Aušrinė Kiršytė – pirmoji moteris Lietuvoje gavusi komercinę sraigtasparnio pilotės licenciją. Valstybės sienos apsaugos tarnybos aviacijos valdybos eskadrilės orlaivio vadė, skrydžių instruktorė, egzaminuotoja. Skraidymas Aušriniai ir mokymasis skraidyti – tai labai didelis savęs pažinimas. Ir vienas iš būdų pailsėti, nes visos mintys skrydžio metu turi būti apie skrydį. Šios pilotės patirtis neįtikėtina, nuo pasiklydusių žmonių radimo, nusikaltimų užkardimo, transportuotų donorų organų iki paruoštų naujų pilotų. Važiavau ir skaičiau, kiek tų metų prabėgo, tai žiūriu, jau toj 20 metis bus, nes 2006 pradėjau. Tai pradžioje ieškojau, kur studijuoti, kur stoti ir tada pasirinkau aviacijos institutą, bet ten keliai taip susidėliojo, kad pakeliui dar užsukau Kauno oro klubą, ten pradėjau mokytis teoriją ir paskui su ultralengvais pradėjau skraidyti ir gavau ultralengvojo piloto licenciją, o tada jau stojau į aviacijos institutą. Tada man tiesiog labai norėjosi pažinti, kas tai tokio ir pasiprašiau vieno instruktoriaus, kad labai norėčiau praskristi, dar tą teoriją besimokindama. Tada jisai mane kelis kartus kvietė ir kelis kartus man vis neišeidavo, nes studijavau Kaune, bet būdavo, kad savaitgaliais išvažiuoju iš to Kauno ir kaip tik vieną savaitgalį atvažiavau sesei į Kauną parodyti ir kaip tik tada vėl pasikvietė. Ir tik sako, greitai, nes čia puga ateina. Ir mes pakilom ir kaip tik ta puga ir atėjo. Ir, nerealūs vaizdai. Aišku, ten to skrydžio, ten tik pačiam aerodrome, tik ratuko padarėm. Dabar tai atrodo, kad jeigu ateina keleivis, tai čia reikia pakilti, čia bent rakus parodė, taip toliau. Bet iš tiesų, tam pirmam tai ir to mažyčio ratuko užteko, bet tada įspūdis tai toks vau buvo. Aš išlipau ir aš atsimenu, lėktuvo savininkas sako, aš tokio laimingo žmogaus gyvenime nematęs, man ten, nežinau, man tada labai daug tas skrydis buvo, toksai laimės pliūpsnis. O paskui tiesiog labai ir tas instruktorius, jie labai tiesiog užkrėtė tą aviaciją, labai pritraukė ir tie patys skrydžiai ir tiesiog, nežinau, paskui būdavo labai sunku ištverti nuo vieno skrydžio prie kito, jau planuoji, jau lauki. Net ir po šiai dienai, jeigu kokias 3 dienas negauni paskristi, tai irgi jau ten dairaisi, o kur čia ką čia pasiorganizavus, kad pakil. Po aviacijos instituto perėjau dar instruktorių mokymus, pradėjau dirbti BA training, tada ten padirbau mokydama studentus ir mane tada, kadangi irgi buvau daug tų gyvenimo prašymų išsiuntus, tada dar pasienis pasikvietė. Tai tada perėjau ir į pasienį su sraigtasparniais dirbti ir dabar to instruktoriavimo vis tiek nepaleidžiu. Tai yra ir pasienis, sraigtasparniai ir tuo pačiu dar instruktoriavimas į lėktuvą. Kažkaip pradėjau dar ultralaitį skraidyti, mano instruktorius tada yra pasakęs, mokyti ir tu galėtum. Tada, kai mokiausi aviacijos institute, tada irgi mano instruktorius, galima sakyti, mane ruošė vos ne kaip instruktorė, nes jis paskui būdavo, kad ir su kitais studentais, kuriems sunkiau sekasi, pasodindavo ir panašiai. Ir irgi daug nemažai dalykų papasakodavo. Nors vėlgi čia toje aviacijoje tai ir tos psichologijos labai daug, tai ir tų psichologinių dalykų papasakodavo. Dabar irgi labai mėgstu jais pasidalinti ir irgi kartais pagalvoju, būtų labai smagu kokį instruktorių paruošti, nes tų instruktorių nėra tiek daug, tai irgi būtų labai smagu. Tai va, ir tada, kai ir vienas instruktorius pasakė, ir kitas, tai tada kažkaip tai ir apskritai man tas labai patiko. Labai smagu yra, kad gali kažkam tai padėti, perduoti savo žinias. Aišku, kiekvienas mes pasirenkam, kiek norim, tiek ir imam. Ir mano studentas tikrai neturi būti mano kopija. Jis turi turėti savo braižą, savo stilių ir kaip jau jam gaunasi, svarbu iš to naudotojo vadovo ribų neišeiti, tai ir labai gerai. Na tai va, čia yra Cessna 150, 2 vietis, mokomasis su dubliuotais vairais lėktuvas.
Degalų telpa 22,5 galono. Galima su juo skristi apie 3 valandas. Tai į Nidą pirmyn ir atgal jau nebeužtenka. Reikia pakeliui planuotis, kur papildomai įsipilti degalų. Bet į kokį iš Paluknio į Kupiškį pirmyn atgal užtenka, jeigu taip atstumais matuoti. Šiaip tai mokymui labai geras lėktuvas, labai sakyčiau saugus, nes ir aukštasparnis, ir daug kartų yra ir testuotas, ir bandytas, ir apskritai jo ir ta charakteristika, kad jeigu jis praranda greitį, jisai labai stabilus yra, labai nesmarkų sraigto efektą turi, tai dėl to, jeigu kartais bus prie mažo greičio, duos greitai apsukų, tai vėlgi neturi to didelio sraigto momento, tai nelabai verstų. Jam jau ir metų yra, jisai bus gal kokių 74 gamybos, tai tikrai daug metų atlaikęs ir tiesiog jeigu techninė priežiūra gerai atliekama, darbai laiku padaromi, tai tie lėktuvai puikiai tarnauja ir šitiek metų ir dar daugiau. Pagrindiniai prietaisai, kuriuos rasim kiekvienam orlaivį, tai yra greičio prietaisas, aukščio prietaisas, aukštėjimo žemėjimo spartos, variometras. Tada turime radijo stotį, apsukų prietaisą rodo, kiek turim apsukų per minutę, degalų kiek turime, tepalo slėgis, tepalo temperatūra. Taip pat iš tą lėktuvą įdėti 2 garminai, tai kadangi dabar visi ekranus mėgsta, tai šitas viršutinis, jį įjungus, jisai kompensuoja visus šitus 4 aplinkui. Tai jisai rodys ir greitį, ir aukštį, ir variometrą, tai aukštėjimo žemėjimo spartą, ir net slydimo indikatorių turės. Tai gerai, vairai. Tai jeigu patraukiam į save, tai lėktuvas kyla aukštyn, nes uodegoj mūsų uodegos valdymo plokštuma pasikelia į viršų. Jeigu žemyn, tai leidžiame žemyn. Jeigu norim padaryti posūkį dešinę, tai jeigu tik tai pedalus naudosim, tai horizontalioji plokštumoje lėktuvas sukasi į dešinę. Jeigu naudosime tik tai vairą, tada tik tai dešinis sparnais nuleis žemyn. Tai jeigu norime koordinuotai padaryti posūkį, kad šitas slydimo indikatorius čia mes turime, čia mes jį turim, kad jis būtų centre, kad keleiviai jaustųsi patogiai, tai mes tada ir šiek tiek pedalo naudojam, ir šiek tiek elerono ir darom posūkį dešinę, atitinkamai lygiai taip pačiai darom į kairę. Tai va čia turime traukos svirtį, tai kai sustumėm į priekį, tai trauka padidėja, sūkiai pakyla. Kai patraukiam į save, tai atitinkamai trauka mažėja, greitis mažėja, jeigu išlaikom horizontaliai. Visada aviacijai viskas parašyta. Tai va čia vidinė skalė mazgais, išorinė mylimų per valandą. Kaip ir visos rankenėlės. Visur rasime, pavyzdžiui, landing lights, viršui on, apačioj off. Tai visur aviacijoje viskas parašyta. Jeigu kartais pamiršom, ar įjungiam, ar išjungiam, tai tiesiog pasižiūrim iš šono, kas parašyta ir ten parašyta. Tai pakilime mes žiūrime daugiausia savo kryptį, greitį, kad neturėti per mažo greičio. Ir šitose mažose lėktuvuose, ypač šitoje Cessna 150, tai pakilimo metu mes duodam pilnus gazus. Nes, aišku, pasižiūrim dar į apsukas, kad neviršit maksimalių, bet šitie lėktuvai yra tokie, kad davus pilnų apsisukimų vis tiek tos galios nėra daug ir dažniausiai duodam pilnus ir tada stebim greitį, kad tik tai greitis pradėtų didėti. Skirtingai nei kad sraigtasparniuose, nes tenais reikia žiūrėti, kad neduot per daug galios, nes tada yra limitai, kiek tos galios gali duoti. Tai anksčiau buvo labai gaji ta nuomonė, kiek pati, kai atėjau į aviaciją, kad ne, aviacija ne visiems, aviacijoje tikrai ne visi gali skristi. Bet tada, kai pati pradėjau instruktoriauti, pažinti žmonės ir taip toliau,
Nes dažnai būna, kad jeigu žmogui kažkas neišeina, tada aš grįžtu namo, labai galvoju, kodėl jis neišeina, kokį darbą jisai dirba, o gal iš darbo yra kažkokių tam tikrų psichologinių niuansų ir panašiai, kodėl jam kažkoks dalykas neišeina. Nes iš tiesų tas pilotavimas tai nėra, kad vien tik išmoksiu techninius dalykus ir jau galėsiu skristi. Dauguma tai taip yra, kad, galbūt dauguma yra, kad tiesiog užtenka papasakot, ką vairai daro, kaip tos techninius dalykus ir tada mums skraidosi. Bet iš tiesų yra kai kurie žmonės, kurie save blokuoja dėl tam tikrų mūsų patirčių ir panašiai. Tai kaip pavyzdžiui, jeigu mes turėsim labai daug skrydžio baimės, o paskui irgi galvojau, iš kur jį gali ateiti. Ir tada nueini kokį parką ir girdi, kaip mamos tenais šaukia vaikam, tu nelip kitą medį, nukrisi, tu čia nelip kitą, nukrisi. Nu ir tada vėlgi, tada mastai tą psichologiją viską, arba daugiausiai irgi duoda, kokį žmogus darbą dirba. Nes pavyzdžiui, ten, jeigu tai bus medikai, tai jie žino, kiek klaida kainuoja. O aviacijoje iš tiesų mes mokomės per klaidas. Nu, jeigu ten per aukštai išlyginai, nu, tai gerai, žiūrim, kaip pataisyti, kad žemiau būtų ir taip toliau. Ir tada, jeigu bijosim tas klaidas daryti, tai tada nepilotuosim, tada mes nesimokysim. Tai žodžiu, tai šito aš priejau išvados, kad iš principo manau, kad kiekvieną žmogų galima išmokyti skraidyti. Bet jeigu nesigauna išmokus tuos techninius dalykus, tai tada žiūriu giliau į vidų, kas iš psichologinės pusės, kur mes save blokuojam, kokios problemos yra, kad negalime mokytis toliau. Negerai bus, jeigu pilotas nieko nebijos. Tokie pilotai labai pavojingi, kurie nieko nebijo, nes šiek tiek tos baimės reikia turėti, nes jeigu mes nieko nebijosim, tai belia kokią audrą pasiėmą lėktuvą ir skrendam, ne. Visgi skraidimas tai yra vis dar mokymasis ir mokymasis, nes galiausiai aviacijoje yra, kad aš kiekvienais metais turiu laikyti bent keletą egzaminų. Tai yra ir kvalifikacijom pratęsti, ir vis dar naujų įgyjų, nes vėlgi pasieniečiai nusipirko naujų sraigtasparnių, tai vėl laukia daug mokslų, kiekvieną naują tipą įvaldyti. Tai ir galiausiai ir šiais metais, net ir su šitų lėktuvu atrodo, tai gerai, kiek jau tų metų dirbi, tai jau aš niekada nesakau, kad aš jau šičia tai viską moku, čia vis tiek yra belė kiek ką mokytis. Jeigu ne iš to pačio lėktuvo valdymo, tai iš to žmonių pažinimo, bendravimo, kaip jiem padėti, kad jie greičiau išmoktų, kaip jiem padėti, kad jie greičiau suprastų save, pažintų save ir pasiektų tą, ką jie nori. Yra labai dinamiškas darbas, labai nenuspėjamas darbas, nes kiekvieną dieną atvažiavus į darbą iš tiesų negali žinoti, ko tikėtis. Beveik kiekvienais metais, iš tiesų kiek dirbu, tai kiekvienais metais mes išvykstam į kokią nors operaciją. Tai bendrai sudėjus pačiai jau daugiau kaip pusę metų teko praleisti Graikijoje, Lesbo saloj. Tai būtų sienų stebėjimas, migrantų judėjimo stebėjimas ir pagalba kitoms tarnyboms. Yra tekę ne kartą ieškoti dingusių žmonių, yra tekę ir skristi donorinio skrydžio metu. Vienas iš tokių įsimintinesnių skrydžių, kai būtent tie paieškos skrydžiai baigėsi gerai, tai vieną kartą Čepkelių miške teko surasti 2 pasiklydusius jaunuolius. Tai dar dabar ta jų reakcija, kai mes juos suradom, akyse prisimena. Dar tada atsimenu, net ir nebuvo galimybės nusileisti, kaip juos pasiimti, tai teko kibotų užvedinėti kitas tarnybas, kad ateitų pas juos išgelbėti. Bet štai dabar mes turime naują sraigtasparnį, kuris turi jau ir gervę. Ir šito sraigtasparnio pagalba galimybės ženkliai išsiplečia ir tą pagalbą žmonėm galima bus suteikti daug plačiau ir daug geriau.
Tai čia yra mūsų pats naujausias sraigtasparnis gautas pagal specialų užsakymą. Kaip matot, 5 menčių. Eurocopteris 145. Tai su juo galima daryti daugiau darbų. Tai yra galima prie jo kabinti ir gervę, galima su juo kameros priekyje kabinasi, galima su juo vykdyti stebėjimą. Taip pat galima greitai pervežti žmones, galima į vidų įdėti papildomos įrangos, galima taip pat naudoti desantavimui. Na, iš principo, kai jau esi ore ir skrendi tiesiai, tai labai panašu. Patrauki save aukštyn, žemyn, dešinėn, kairėn, tie visi tokie, tai labai panašu. O gal didžiausi skirtumai yra tada, kai prasideda varinės situacijos, nes kas liečia lėktuvą, tai jeigu tu skrendi horizontaliam skrydyje, tai jeigu sustojo variklis, 3 sekundės gali nieko nedaryt, ir nieko neatsitiks. Aišku, dar priklauso, kokie parametrai buvo, bet iš principo, jeigu normalus, tiesus, horizontalus skrydis, tai ir 3, o kartais net ko ne 10 sekundžių gali nieko jam nedaryti ir nieko kažko tokio neatsitiks. O su sraigtasparniu yra kitaip, tenais turi iki sekundės sureaguoti. Jeigu sureagavai, jeigu pervedei sraigtasparnį į kitą režimą, tai tada gerai. Tai kaip sakau, lėktuvas patampa sklandytuvu, jeigu be variklio, o sraigtasparnis tada malūnsparniu patampa, jeigu be variklio. Tai ir malūnsparniai, ir sklandytuvai skraido, tai čia netekti variklio nėra kažkokia tai jau ten galutinis kritinis momentas, bet tiesiog galima tą aparatą vis tiek suvaldyti, tiesiog labai reikia greitai priimti veiksmus. Aviacija vėlgi yra tuo pačiu labai pailsėjimas nuo savo darbų, nuo savo šeimos ir taip toliau. Nes kai tu ateini čia, tu galvoji apie kaip skristi, kokie parametrai ir taip toliau, bet ne apie tai, kas ten pas šeimoje darosi, kas darbe darosi ir taip toliau. Tas gyvenimas lieka ant žemės, o čia tada mintis nukreipi kažkur kitur. Tai vėlgi ir toks pats minčių valdymas. Man apskritai tas mokymasis skraidyti, tai yra labai didelis ir savęs pažinimas. Aišku, gal ne kiekvienas taip giliai nueina, gal kiti ir te žiūri kaip į tos techninius dalykus, bet dabartiniai keli mano studentai tai irgi yra net pasakę, kaip džiaugiuosi, kad pradėjau mokintis skraidyti, kiek aš daug savęs pažinau. Tam tikra prasme tai galima sakyti, kad aviacija tai liga. Kai susergi, tai ir sergija. Bet aišku, čia iš teigiamos pusės, nežinau, labai daug ta aviacija. Kaip sakau, kad grįžti namo ir nebus, kad nepastebėsi tų lėktuvų. Ir labai miela, kai paskui pamatai ir vaikai ten kiekvienam balionui, kiekvienam lėktuvui, kiekvienam sraigtasparniui.